Naudojantis kompiuteriu su Windows 11 operacinė sistema, jums gali praversti Copilot dirbtinio intelekto asistentas. Aš bitės profenėje ir per 60 sekundžių parodysiu kelis patarimus, kaip juo naudotis. Greita straipsnio santrauka su Copilot. Norite greitai perprasti ilgo straipsnio esmę, bet neturite laiko viską skaityti? Copilot per kelias sekundės perskaitys puslapį ir pateiks aiškę santrauką. Atidarykite Copilot ir pasirinkite Smart GPT-5 režimą. Tuomet įklijuokite straipsnio nuorodą ir parašykite apibendrink šį straipsnį. Copilot pateiks glaustą, suprantamą santrauką su pagrindiniais faktais, idėjomis ir svarbiausia informacija. Lengvesnė failų paieška. Atidarę Copilot ir rašykite klausimą. Pavyzdžiui, rask visus Word failus, kurie buvo sukurti šiandien. Arba, kur išsaugotos vakar parsisiųstos nuotraukos. Copilot parodys failų vietą arba pasiūlys juos atidaryti iš karto. Paveikslėlių generavimas. Atidarę Copilot ir rašykite komandą. Pavyzdžiui, sugeneruok iliustraciją, kurioje meška su akiniais nuo saulės grybauja miške. Copilot sukurs variantą ir paklaus, ar norite jį patobulinti. Jei rezultatas tinka, atsisiųskite arba nukopijuokite ir įklijuokite paveikslėlį tiesiai į dokumentą ar prezentaciją. Nuo šiol idėjas paversite vaizdais vos per kelias akimirkas. Tai greita, patogu ir leidžia būti kūrybiškiems be specialių grafikos programų. Patiko šis video, užsukite į bitesprofai.lt ir rasite daugiau patarimų per 60 sekundžių.